Tele2 namų internetas kaip tik man ir visai pigiai išėjo. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Labas, čia Simona. Ar žinote, kad sveikinuosi su jumis paskutinį žiemos penktadienį? Taigi palydėkime jį su naujienomis iš ekonomikos pasaulio ir žinoma biržų topais. O prieš pradedant dar paskambinkime numeriu 1485, nes kiekvienas galime padėti Ukrainos kariams ir apsaugoti tuos, kurie gina savo ir mūsų laisvę. Internetinė platforma X, buvusi Twitter, pripažino pašalinusi paskyras ir pranešimus susijusius su Indijoje vykstančiais ūkininkų protestais. Svetainė teigia, kad puslapius pašalino po to, kai Indijos vyriausybė išsiuntė jiems vykdomuosius įsakymus. Kaip teigiama X pareiškime, už šiuos įsakymus gresia galimos bausmės įskaitant įkalinimą. X naudotojas ir Indijos žurnalistas Mohamedas Zubairas pirmadienį rašė, kad daugelio įtakingų žurnalistų, influencerių ir žymių ūkininkų profsąjungų atstovų, nušviečiančių ūkininkų protestus Indijoje paskyros buvo sustabdytos. Žurnalistas Mandypas Pune sakė, kad jo bei jo naujienų platformos paskyros taip pat buvo sustabdytos. Savo paaiškinime X teigia, kad sustabdymai vyko tik Indijoje ir laikantis įsakymų. Tačiau ji pridūrė, kad platforma nesutinka su vyriausybės veiksmais ir teigia, kad saviraiškos laisvė turėtų būti taikoma ir šiems įrašams. Platforma taip pat teigia teisiškai užginčijusi vyriausybės blokavimo įsakymus, tačiau nenurodė, į kurį teismą kreipėsi. Indijos pagrindinė opozicinė Kongreso partija kritikavo vyriausybę dėl šių suvaržymų, kaltindama ją bandymu nutildyti nesutarimus demokratinėje šalyje. Indijos ūkininkų sąjungos streikuoja nuo vasario 13 dienos, siekdamos, kad jų pasėliams būtų nustatytos minimalios kainos, kurios dar vadinamos minimalia paramos kaina. Protestuotojai iš kaimyninių valstijų bandė žygiuoti į Indijos sostinę Delį. Valdžios institucijos, norėdamos juos sustabdyti, užbarikadavo miesto sieną spygliuotą viela ir cemento blokais. Harianos ir Utar Pradešo valstijose dislokuota daug policijos ir sukarintų pajėgų, kad ūkininkai negalėtų pasiekti sostinės. Aktyvistai teigia, kad ūkininkai Indijoje yra pagrindinis rinkėjų balsų blokas, o vyriausybė nenori, kad Delio keliuose vyktų protesto spektaklis su ūkininkais ant traktorių ir kitų transporto priemonių. Pranešama, kad trečiadienį per susirėmimą su Harianos policija žuvo 22 metų protestuotojas. Pandžabo valstijos valdžia pranešė, kad mirties priežastis – kulka į galvą. Vertingiausios pasaulyje lustų gamintojos Nvidia vadovas paskelbė apie rekordinius pardavimus ir teigia, kad dirbtinis intelektas pasiekė lūžio tašką. Nvidia pranešė, kad per 3 mėnesius iki sausio 28 dienos, palyginti su ankstesniais metais, pajamos išaugo 265%, tai yra iki 22 milijardų dolerių. Per visus metus apyvarta išaugo daugiau nei dvigubai, iki beveik 70 milijardų dolerių. Nvidia taip pat prognozuoja, kad šį ketvirtį jos ketvirčio pajamos šoktels 233% ir pranoks analitikų prognozes. Pasak Nvidia vadovo, dėl taip didėjančių pajamų pradedama matyti, kaip masiškai naudojamas dirbtinis intelektas. Tai reiškia, kad jį naudoja ne tik specializuotos technologijų bendrovės, bet dirbtinio intelekto mikroschemų sparčiai augo ir įmonės duomenų centrų pardavimai. Paskutinį ketvirtį didžiąją dalį pajamų sudarė jos duomenų centrų verslas, per pastaruosius metus išaugęs daugiau nei 5 kartus. Nvidia pranešė, kad bendrasis pelnas per paskutinius 3 finansinių metų mėnesius išaugo 338% iki 16,8 milijardų. Metinis bendrasis pelnas išaugo 188% iki 44,3 milijardų dolerių. Tačiau bendrovė teigia susidūrusi su keliais iššūkiais, įskaitant tiekimo grandinių suvaržymus. JAV taip pat sugriežtino prekybos su Kinija, antra pagal dydį pasaulio ekonomiką apribojimus. Pasak analitikų, Nvidia rezultatai buvo neįprastai nuostabus, tačiau bendrovė gali susidurti ne tik su apribojimais Kinijoje, bet ir su konkurencijos bei reguliavimo problemomis. Per pastarosius metus Nvidia akcijų rinkos vertė išaugo 225% ir tapo viena vertingiausių JAV bendrovių. Žinoma, bendroviai paskelbus savo stulbinančius pelno rezultatus, rezultatai pasimatė ir biržoje. Įmonės akcijos kaip mat pradėjo kilti. Biržų topai.
Vokietijos automobilių gamintojos Mercedes-Benz akcijos pastebimai pakilo aukštyn po to, kai įmonė viršijo ketvirtojo ketvirčio pelno lūkesčius. Bendrovė taip pat paskelbė ir apie papildomą iki 3 milijardų eurų akcijų išpirkimo programą. Vis dėlto, nepaisant gerų žinių, įmonė įspėjo, kad svarbiausių komponentų tiekimo grandinės trikdžiai tebėra reikšmingas rizikos veiksnys. Trečiadienį Rivian paskelbė, kad nuo ketvirtadienio ryto atleis 10% samdomų darbuotojų dėl patiriamų ketvirčio nuostolių ir jaučiamos vis didėjančios konkurencijos elektromobilių rinkoje. Po šios žinios bendrovės akcijos ėmė staigiai smukti. Moderna pranešė apie pakilusį ketvirtojo ketvirčio pelną, kuriam įtakos turėjo sąnaudų mažinimas ir kai kurie atidėti mokėjimai. Be to, vakcinų gamintoja pateikė savo eksperimentinės vakcinos nuo kvėpavimo takų sincitinio viruso komercinį planą. Po paviešintų naujienų biržoje bendrovės akcijos pakilo daugiau nei 12%. Rolls-Royce gaminanti reaktyvinius variklius komerciniams lėktuvams ir energijos sistemas laivams bei povandeniniams laivams 2023 metais uždirbo pagrindinį veiklos pelną $2 milijardus. Taigi, palyginti su praėjusiais metais bendrovės pelnas padidėjo daugiau negu 2 kartus. Rolls-Royce akcijos po šios žinios pakilo daugiau nei 9%. Praėjus metams po didžiausio pasaulyje 4 dienų darbo savaitės bandymo pabaigos, didžioji dauguma jame dalyvavusių įmonių leido savo darbuotojams ir toliau dirbti trumpesnę darbo savaitę, o daugiau nei pusė jų šį pokytį įvedė visam laikui. 6 mėnesius nuo 2022 metų birželio iki gruodžio 61 organizacijos darbuotojai Jungtinėje karalystėje dirbo 80% valandų. Už tą patį atlyginimą mainais į pažadą atlikti 100% įprasto darbo. Ataskaitoje teigiama, kad sutrumpinto darbo laiko poveikis darbuotojams ir jų įmonėms buvo labai naudingas. Tyrimo pabaigoje darbuotojai teigia, kad jų fizinė ir psichinė sveikata pagerėjo. Jie geriau suderino darbą ir asmeninį gyvenimą, buvo labiau patenkinti bendru gyvenimu ir mažiau išsekę nuo darbo, o šie pagerėjimai išliko ir po metų. 28 organizacijų vadovai ir generaliniai direktoriai taip pat sutiko atsakyti į papildomus klausimus. Visi jie teigia, kad 4 darbo dienų savaitė turėjo teigiamą poveikį jų įmoniai. Pusėje organizacijų sumažėjo darbuotojų kaita, beveik trečdalis teigia, kad ši politika pastebimai pagerino įdarbinimo sąlygas, o 82% nurodė teigiamą poveikį darbuotojų geroviai. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kokius metodus organizacijos taikė, kad išlaikytų 4 dienų darbo savaitę, įskaitant susirinkimų, darbo komunikacijos ir prioritetų nustatymo normų peržiūrėjimą. Beveik pusė iš visų tyrime dalyvavusių organizacijų yra rinkodaros ir reklamos, profesinių paslaugų ir nepelno siekiančio sektoriaus organizacijos. Likusios apima įvairias pramonės šakas, įskaitant statybų, gamybos, mažmeninės prekybos, sveikatos priežiūros, meno ir pramogų sektorių. Pastaraisiais metais padaugėjo raginimų sutrumpinti darbo savaitę. Šie raginimai pasigirdo dar garsiau po to, kai pandemijos metu milijonai darbuotojų perėjo dirbti nuotoliniu būdu ir nustojo važinėti į darbą, taip sutaupydami laiko ir pinigų. Beje, jei dar negirdėjote, kai kurios įmonės Lietuvoje taip pat jau taiko 4 dienų darbo savaitės praktiką. Pavyzdžiui, Vilniaus šilumos tinklai ją išbandyti pradėjo dar nuo 2020-ųjų. O kaip jūs, ar pritartumėte sutrumpintai darbo savaitei? O gal manote, kad tai pakenktų, tarkime, išaugtų kaštai, keistusi konkurencingumo rodikliai? Dalinkite savo nuomonėmis komentaruose. Blitz naujienos. Sostinėje greta katedros esantis viešbutis Grand Hotel Kempinski Vilnius gegužės mėnesį taps Curio Collection by Hilton. Pasak Kempinski savininko, su Hilton pasirašyta frančizės sutartis, o su dabartiniu viešbučio valdytoju sutartis nutraukiama abipusių sutarimu. Tai bus pirmasis prabangos prekės ženklo Curio Collection by Hilton viešbutis Baltijos šalyse. Europos centrinis bankas pranešė apie 1,3 milijardų eurų metinį 2023 metų nuostolį, pirmąjį nuo 2004 metų. Buvo patirtos didesnės palūkanų išlaidos už pagrindinius įsipareigojimus, o palūkanų pajamos už turtą neatsiliko, nes daugelis jų yra su fiksuotomis palūkanomis arba yra ilgo termino. Europos centrinis bankas pabrėžia, kad rezultatai neturėjo įtakos jo gebėjimui vykdyti pinigų politiką. Siekiant panaikinti korupcijai tolerantišką terpę, valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba skelbėsi atleidžianti 50 darbuotojų. Daugiausiai darbo neteks vyriausiai veterinarijos gydytojai, įstaigos padalinio vadovai, maisto produktų saugos inspektoriai ir taip pat bendras funkcijas atliekantis tarnautojai. Pasak vadovės, atleidžiamiems darbuotojams buvo pasiūlytos kitos pareigos, tačiau darbuotojai pakeistomis sąlygomis dirbti atsisakė.
Primenu, jo komentaruose rašytumėte, ar pritarėte sutrumpintai darbo savaitei. O taip pat noriu priminti, jog vasario 24 diena antrosios Rusijos invazijos į Ukrainą metinės. Todėl dar kartą kviečiu jūs skambinti numeriu 1485 arba užsukti į radarom.lt. Už akcijos Radaro metu surinktas lėšas bus perkami saugaus kario paketai. Paketą sudarys naktinio matymo monokuliaras, lazerinis taikiklis ir individualus antidronas. Taip pat ryt 10 val. Įsijunkite Laisvės TV specialią laidą, kurioje ekspertai apžvelgia antruosius karo metus bei ko kare galime tikėtis toliau. Tad radarom ir susitikime ryt. Iki.